Įmonėje įsidarbino naujas darbuotojas. Reikia prašyti naują darbuotojo kortelę, paskaičiuoti darbo užmokestį, apmokėti jį ir deklaruoti sodrai. Visa tai vykdoma modulyje personalas. Pirmieji žingsniai, kurie reikalingi skaičiuoti darbo užmokestį, būtų darbuotojo kortelės sukūrimas. Tad tai ir atlikime. Spaudžiame sukurti naują ir suvedame asmeninę informaciją apie darbuotoją. Toliau pereiname prie sutarčių ir tarifų kūrimo, spaudžiame sukurti naują ir spaudžiame išsaugoti. Toliau pereiname prie tarifų konfigūravimo, spaudžiame sukurti ir parenkame etatinio atlyginimo kodą, nurodome, nuo kada jisai galioja. Šiuo atveju taikome šį tarifą pagal sutartį, nurodome, kad bus mokamas 3000 atlyginimas. Tada nurodome, kad taikysime MPD, parenkame požymį taikyti, suma bus 100 eurų ir spaudžiame išsaugoti. Šiais veiksmais sukūrėme naują darbuotojo kortelę, aprašydami jo asmeninę informaciją, sutartį ir sukonfigūravę tarifus, kurie bus reikalingi darbo užmokesčio paskaičiavimui. Toliau pereiname prie detalaus tabelio, pasirenkame periodą spalis ir matome, kad mūsų naujai sukurtas darbuotojas automatiškai atsispindi detaliame tabelyje pagal jam priskirtą darbo kalendorių. Ką galime padaryti? Nurodyti darbo kalendoriuje plus papildomai, jeigu būtų atostogos, ligos ir panašiai informacija, tai tarkime nurodome, kad darbuotojas nuo spalio 14 iki spalio 18 atostogaus ir tai bus nemokamos atostogos, spaudžiame išsaugoti, suvedus informaciją ar ją pakoregavus, spaudžiame registruoti. Šiuo veiksmu mums susikuria detalaus tabelio operacija, todėl pereiname prie darbo užmokesčio skaičiavimo. Keliaujame į modulį darbo užmokestis, DU operacijos ir spaudžiame mygtuką skaičiuoti darbo užmokestį. Pasirenkame periodą, šiuo atveju pasirinksime spalį. Kadangi daugeliui darbuotojų jau buvo paskaičiuotas atlyginimas, o šiuo atveju naujokui Jonui Jonaičiui dar to nebuvo atlikta, tai iš sąrašo pasirenkame tik jį ir spaudžiame skaičiuoti. Atlikus šį veiksmą, sistema automatiškai sukuria naują DAU operaciją, kurioje automatiškai yra atlikti priskaitimai, atskaitimai ir čia matoma, kokia bus suma darbuotojai išmokėta, kiek yra priskaičiuota įmonės mokesčių ir kokia bendra yra darbdavio darbo vietos kaina. Tai atlikus, dokumentą registruojame ir šio įrašo atžvilgiu galime vykdyti tolimesnius veiksmus. Tai yra išsiųsti darbuotojui algalapį, šiuo atveju spaudžiame mygtuką siųsti. Jeigu darbuotojo kliento kortelėje yra nurodytas elektroninis paštas, jis automatiškai čia atsispindi. Prieš siunčiant galime pasižiūrėti darbuotojui siunčiamą algalapį. Jis atrodytų štai taip. Ir suformuotą algalapį galima išsiųsti. Kad algalapis išsiųstas, galima matyti darbalaukyje, išsikvietus į darbalaukį laukus, kada išsiųsta ar išsiųsta. Informacija atrodo štai taip. Varnelė reiškia, kad jau algalapis išsiųstas, siuntimo data ir laikas matosi atitinkamai lauke, kada išsiųsta. Toliau pereiname prie atlyginimo apmokėjimo. Tai galima daryti tiesiai iš sistemos.
Pažymime darbuotojus, kuriems norime mokėti, spaudžiame Formuoti mokėjimus, parenkame mokėjimo metodą ir spaudžiame Formuoti. Atlikus šiuos veiksmus, mokėjimas yra suformuotas modulyje Apskaita, skolos ir mokėjimai, kurį belieka tik tai registruoti ir išsiųsti SEPA formatu bankiniam apmokėjimui. Atlikus šiuos veiksmus, galime grįžti į modulį Personalas, DAU registras, pasirenkame periodą, tarkime šiuo atveju spalį, ir matome, kad darbuotojams visiems, kas buvo priskaityta, buvo viskas ir išmokėta, skolos likutis visų darbuotojų atžvilgių yra 0. Atlikus šiuos veiksmus galima pereiti prie ataskaitų formavimo, kur galima sugeneruoti atitinkamai atlyginimų žiniaraštį. Jis atrodytų štai taip. Šiuo atveju atlyginimų žiniaraštis visų darbuotojų atžvilgių. Tuomet galima suformuoti pranešimą sodrai apie priimtą darbuotoją. Tai galima daryti suformuojant ataskaitos formą pradžioje peržiūrai, o po to eksportui reikiamų formatu, kurio reikalauja jau sodra. Tai šis pranešimas atrodytų štai taip. Ir toliau galima informaciją matyti sodros ataskaitoje, kurią taip pat galima deklaruoti. Tai šiuo atveju vėlgi galima suformuoti pradžioje peržiūrai kaip formos lange ir matysime kaip ataskaitos formą, o vėliau šią ataskaitą galima pasirinkti atitinkamai, kad išeksportuotų reikiamų formatu sodrai. Štai atrodytų taip, ir jeigu būtų poreikis išeksportuoti, kad būtų galima deklaruoti sodroje, reikėtų tiesiog pasirinkti eksportas šiuo formatu. Štai taip paprastai valdoma personalo apskaita Revealy ERP. Smagaus naudojimo.